Siunčiasi kažkas dabar šiuo metu MacLeod albumą nelegaliai. Aš neįsivaizduoju, iš kur. Bet kažkur gal rado. Ką sakai jam? Valio, kad radai. Kur radai? Saprasme, realiai, kur tur. Ne, gerai, pavyzdžiui. Kur radai? Pavyzdžiui, jeigu man reikia samplo iš kažkur, vakar samplavau, vakar vagiau. Vakar vagiau perpaktą dalyką. Visi tikriausiai žinot Gustavo enciklopedijos. Dom. Tokia, ne? Taip. Ir iš kur jis yra? Vaikystėje atkeliavo toksai kompiuterinis žaidimas, jis rodo, jis į Los Andželą sukurtas ir dar Spielbergo. Ir Spielbergas pasikvietė labai fainą bliuzo atlikėją ir padarė soundtracką. Tas žaidimas per rusus atkeliavo 96 metais į Lietuvą. Gustavas, telikas, viskas taip. Ir aš vakar vagiau va tą dom. Ir aš galvoju, nes lietuviams jisai primena Gustavą, o iš tikrųjų jisai kitiems primena tą kompiuterinį žaidimą. Tai čia tokia metavagystė. Ir... Jau kai, žinai, kai pavogtą dalyką pavagi, gal jau ir nebevagystė, gal kažkaip sugrįžta. Minusai 2, minusai plius. Taip. Techniškai, aš turiu kažkokį pojūtį, kiek ten dar yra nevagystė. Aš turiu tokią vieną knygą. Bet čia pojūčio dalykai, nėra kažkokio, kaip čia sakyti, teisiškai apibrėžta? Ar yra? Ar sutampa su tavo pojūčiu? Aš tikriausiai, aš turiu tokią knygą, How to DJ Properly. Ir ten yra vienas skyrius, How to Stay Legal. Ir aš vieną kartą perskaičiau ir tiesiog pasitikrinau, kad man tikriausiai čia, aš dar tai yra didžiams, jie vagia po valandą, 2 valandos programos. Jeigu jie nesusimoka, jie vagia. Tai vienu žodžiu, tai aš vakar pavagiau dom. Ta prasme, jie vagia 2 valandas. Aš manau, kad mano pojūtis sutampa su to, kad čia legalu.